Sveiki, aš esu žemės ūkio ekspertas. Pristatau Jums žemės ūkio ir kaimo plėtros strateginį planą, kurio siekiama transformuoti žemės ūkį, skatinti tvarumą ir inovacijas. Viena iš prioritetinių priemonių – investicijos į žemės ūkio valdas. Pagrindiniai tikslai – didinti našumą, sumažinti aplinkos poveikį ir skatinti socialinę įtrauktį. Investicijos į technologijas ir ekologiškas praktikas taps kertiniu akmeniu šioje strategijoje. Prioritetai. Tvarios investicijos, mėšlo tvarkymo sistemos, gyvulininkystės objektų kvapų ir oro taršos mažinimas. Konkurencingumą didinančios investicijos. Investicijos į gamybinius pastatus. Specializuota pašarų ruošimo ūkinių gyvūnų šėrimo įranga. Derliaus nuėmimo, derliaus pirminio paruošimo, apdorojimo įranga. Derliaus sandėliavimo įranga. Didžiausias dėmesys skiriamas tiems, kam paramos reikia labiausiai. Tai vidutiniai šeimos ūkiai, jaunieji ūkininkai bei tvariai ūkininkaujantys. Siekis apsirūpinti vietoje užaugintų maistu ir didinti pridėtinę vertę. Žemės ūkio technika. Parama teikiama, jei valdos ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartinė verte, ne mažesnis nei 16 000 eurų. Technologinės inovacijos. Už gautą paramą pareiškėjai galės įsigyti naujos žemės ūkio technikos ir įrangos. Įvairių technologinių įrengimų, naujų transporto priemonių skirtų žemės ūkio produktams gabenti, pienovežių, sunkvežimių ūkiniams gyvūnams vežti, transporto priemonių su temperatūriniu režimu, statyti fermas, grūdų saugojimo bokštus, tvarkyti infrastruktūrą. Investicijų į žemės ūkio valdas priemonės tikslas – remti žemės ūkio valdų modernizavimą, didinant žemės ūkio sektoriaus konkurencingumą, skatinant didesnės pridėtinės vertės žemės ūkio produktų kūrimą, diegiant inovacijas, naujas technologijas, skatinant tvarę žemės ūkio produktų gamybą bei ją skaitmenizuojant. Pagal šią priemonę remiami pieninės, mėsinės galvijininkystės ir kiti gyvulininkystės bei augalininkystės, sodininkystės, daržininkystės, uogininkystės sektoriai. Parama teikiama negrąžintos dotacijos ir lengvatinės paskolos formomis. Pareiškėjai galės teikti paramos paraišką, gauti tik investicinę paramą, gauti investicinę paramą ir lengvatinę paskolą, gauti tik lengvatinę paskolą. Didžiausia paramos suma vienam paramos gavėjui negali viršyti 500 000 eurų, kai teikiama investicinė parama. Negali viršyti 700 000 eurų, kai teikiama investicinė parama ir lengvatinė paskola. 2023–2027 metų strateginio plano laikotarpiu negali viršyti 1,2 milijono eurų, įskaitant gautą lengvatinę paskolą. Remiamos veiklos. Žemės ūkio produktų gamyba, įskaitant žemės ūkio produktų gamybą pripažinto žemės ūkio kooperatyvo savo narių valdose. Žemės ūkio valdoje pagamintų ir išaugintų žemės ūkio produktų perdirbimas, įskaitant pirminį perdirbimą, ir tiekimas rinkai arba pripažinto žemės ūkio kooperatyvo tik iš savo narių jų valdose pagamintų ar išaugintų žemės ūkio produktų supirkimą ir realizavimą. Supirktų iš savo narių jų valdose pagamintų ar išaugintų žemės ūkio produktų perdirbimą ir iš jų pagamintų maisto ir nemaisto produktų realizavimą. Galimi pareiškėjai. Ūkininkai, fiziniai asmenys, savo vardu įregistravę ūkininko ūkį ir valdą. Juridiniai asmenys, savo vardu įregistravę valdą. Pripažinti žemės ūkio kooperatyvai. Jiems reikalavimas turėti savo vardu įregistruotą valdą netaikomas. Paramos intensyvumas. Negali viršyti 50% visų tinkamų finansuoti išlaidų vertės. Jauniesiems ūkininkams, besikreipiantiems paramos 5 metų laikotarpiu nuo jų įsisteigimo dienos pagal šią priemonę pirmą kartą ir atitinkantiems Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano administravimo taisyklių 5 punkte nurodytus reikalavimus, paramos intensyvumas gali būti padidintas 20 procentinių punktų. Investicijos į žemės ūkio valdas pagal 2023–2027 metų strategiją – tai mūsų galimybė kurti klestinčią tvarę ateitį.
Kiekvienas indėlis prisideda prie kaimo atgimimo.